Tik statau, bet ir griaudamas dar pasipilnu. Na, žodžiu, išsamei bus apie tai reportaže. Vilija Blinkevičiūtė oficialiai pasakė, kad vis tik tai jeigu socdemai laimėtų rinkimus, jinai būtų ministrė pirmininkė. Tai štai tiek intrigų laukia ir naujienų šį vakar žiniuose, tad būtinai likite kartu. Panasonic. Labas vakaras, LNK žinios apie trečiadienio įvykius Lietuvoje ir svetur. Su naujienomis aš Gintaras Deksnys. O sporto žinia šiandien pristatysiu aš, Šarūnas Mazalas. Pirmiausia, laidos santrauka. Buvęs politikas Antanas Bosas teismo sprendimu ėmėsi griauti savo neteisėtą prabangę sodybą Vilniaus rajone. Bet vietos valdžiai atrodo, kad verslininkas net iš griovimo daro biznį. Ar ten nėra išpūstos tos sąmatos ateityje, ar nebus tai, kad ir pats griaunantis asmuo nori pasipelnyti. 7 metus bylinėjome dėl neteisėtai išduoto leidimo. Tai gal dar 7 metus bylinėsime dėl sumos. Minimalų mėnesio atlyginimą valdžia sutarė kitame didinti 12%. Į rankas jis būtų beveik 780 eurų. Už lietuvišką minimalų atlyginimą išgyventi yra tiesiog neįmanoma. Vilija Blinkevičiūtė skelbė, kad socialdemokratams laimėjus Seimo rinkimus ji imtųsi formuoti vyriausybę ir jai vadovautų. Niekada nesislėpiau ir nesislėpiau už niekieno sijono, kaip kai kurių partijų lyderiai. Visą vasarą buvo nuolat kalbama. Tai yra vienas iš reklamos sudėtinių elementų. Vyriausybė šiandien posėdžiavo prie dronų, jais norima aprūpinti visą kariuomenę. Turim kontraktus su visom kompanijom ir gamyba jau prasidėjusi, kad mes sukurtume tam tikrą, tokių dronų reiškia, ekosistemą ir kariuomenę. Vilniaus valdžia pritarė nacionalinio stadiono statybos sutarties pakeitimams. Projektas pinga 1,3 milijono eurų, daugiau rizikos perkeliamas statytojui. Belieka gauti Europos komisijos notifikacijos raštą ir projektas gali judėti toliau. Opozicija mes kreipsimės dar kartą į viešų pirkimų tarnybą su vertinimu. Aš turiu kantrybės. Donaldo Trumpo prokurorai nepaleidžia. Byla dėl jo pastangų panaikinti pralaimėjimą 20-ųjų rinkimuose grįžta į teismą. O Lietuvoje vasaros pabaiga lepina karštais orais. Žmonės dar masiškai perka ledus, tyso paplūdimiuose ir tikisi, kad vasara dar nesitrauks ir rugsėjį. Teko būti ir Italijoje, ten buvo labai karšta, tai Lietuvoje mano oras visiškai tobulas šią vasarą buvo. Buvęs politikas Antanas Bosas teismo sprendimu